Stovykla Dauguose tradiciškai startuoja Kauno krepšinio mokyklos Perkūnas sezonas. Aš kaip mokyklos direktorius džiaugiuosi, kad kiekvienais metais į stovyklą pavyksta prikviesti vis daugiau moksleivių, kadangi kiekvienais metais daugėja mokyklos rinktinių, todėl pirmajam pasiruošimo laikotarpyje moksleiviai su dideliu noru ir entuziazmu važiuoja į stovyklą. Dalyvavome stovykloje, kuri vyko 10 dienų Dauguose. Čia labai plušome, buvo daug treniruočių, keletas varžybų, kurias beveik visas laimėjome. Čia buvo labai linksma, visi turėjome smagų laiką. Kai kurie čia buvo pirmą kartą, kai kurie jau net ir trečią ar ketvirtą. Ir čia visiems kaip ir visuomet patiko ir visi labai nenori važiuoti namo. Čia kiekvienas vaikas atėjęs iš gatvės, iš namų, kuris, sakykime, nieko nemoka, ten yra pradžiamokslis, jisai turi visas sąlygas išmokti, žaisti tą krepšinį, gyventi tuo krepšiniu ir pamilti jį taip, kaip mylime mes treneriai tą darbą. Mes čia sportuojam, žaidžiam, einam maudytis, čia labai skaniai gamina pietus ir vakarienį, pusryčius. Prieš 5-6 metus vaikų buvo perpus mažiau stovykloje. Šiais metais gausus būrys dvigubai padidėjo. Čia labai gera vieta žaisti krepšinį, treniruojamės, maudomės, einam visur, žaidžiame, ilsimės. Šiuo metu turim rekordinį skaičių apie 200 vaikų. Tai matosi, kad populiarumas mokyklos didėja, kai nori važiuoja į stovyklas, nes žino, kad tai yra vienas per kitą, sužino, kad tai yra labai smagus būdas praleisti vasarą. Padedam stiprų pagrindą visiems metams, dirbame daug, dirbame sunkiai, o kaip komanda irgi buvimas kartu daug duoda naudos ir puikus pavyzdžiai yra. Atvažiuoja berniukai nepažįstami, paskui po kiek laiko tampa vos ne geriausiais draugais, bendrauja ir komanda, aišku, tobulėja kartu. Auga.